dieną Šakių krepšinio klubas Zanavykas sužaidė paskutiniąsias regionų krepšinio lygos pirmojo etapo rungtynės. Svečiuose nugalėjo Birštono Jazz rimta komanda, šakiečiai vienintelė visoje lygoje laimėjo visas 14 rungtynių. Kitame etape jiems teks varžytis su stipriausiamis Žemaitijos regiono komandomis. Kadangi pirmasis rungtynės Šakiuose su Birštono Jazz rimta, šakiečiai laimėjo tik po įtemptos kovos, panašių rungtynių jie tikėjosi ir Birštone. Į rungtynės vyko tik 8 patys stipriausi klubo krepšininkai. Toks trenerių pasirinkimas nenuvylė. Šakiečiai paskutinėse Suvalkijos regionų rungtynės laimėjo rezultatu 81-72. Varžybų įtampą iliustruoja kėlinukų statistika. Pirmąjį rezultatu 19-18 laimėjo Birštono krepšininkai. Antrąjį praktiškai ir nulėmusi rungtynių baigti rezultatu 16-27 Zanavyko krepšininkai. Trečiasis baigėsi lygiosiamis rezultatu 16-16. Paskutinį rezultatu 21-20 laimėjo aikštės šeimininkai. Ir šįkart Zanavyko pergalę lėmė 3 pagrindinių komandos krepšininkų rezultatyvus žaidimas. Šį sezoną kol kas rezultatyviausias Zanavyko krepšininkas Regimantas Ostreika pelnė 22 taškus ir 10 kartų atkovojo kamuolį. Tomas Trekstys pridėjo 17, o Rolandas Mačilaitis 15 taškų. Komandos kapitonas Giedrius Pečilionis tądien atkovojo 9 kartus kamuolį ir įmetė 12 taškų. Po varžybų Birštone vienas šio sezono Zanavyko lyderių Regimantas Ostreika šias rungtynės vertina teigiamai ir pasidžiaugė, kad komanda iškovojo visas 14 pergalių pirmajame etape. Puikiai. Likom grupiai pirmi. Dabar perėsim į Žemaitijos divizioną. Žiūrėsim, stengsimės ten visus irgi nugalėti. Komanda, manau, tikrai gan pajėgi. Ir ką parodavo mūsų paskutiniai kėliniai, kad kai žaidžiam komandiškai, tai esam gan stiprus, o kai pradedam individualiai bandyti ką nors padaryti, tai niekur neišeina. Po trečio kėlinio pamatėm, kad esam grinai stipresni, sutankinom gynybą, komandiškai pradėjom žaisti ir atitrūkom ir jau matės, kad paskui jie nuleido rankas. Vertindamas savo žaidimą, Regimantas Ostreika savęs per daug negyrė. Jam esą dar yra kur tobulėti. Svarbiausia anot jo dirbti ranką rankon su komanda. Pradžią sezono jis vertina savaip. Pradžioje gal buvo sunkoka, vis tiek daug jaunimo buvo. Vis tiek jaunimas energingas, daug traukia, bėga, bet turim gan 2 stiprius veteranus, visi jos vadina senukais, bet galiu pasakyti, jie yra didelis ramstis ir didelė patirtis ir tikrai didelė paspirtis mums ateityje, ką nors pasiekti, būtent jie. Jie daug ką pamoko jaunimą, jie ir pajungia, pastabdo, kada reikia. To ir reikia komandai, vien jaunimas nėra gerai. Pasibaigus pirmo etapo kovoms, Zanavykas išliko vienintelė komanda. Pirmajame 2008-2009 metų regionų krepšinio lygos pirmenybių etape laimėjusi visas žaistas rungtynės. Jeigu vertinti etapas 14 rungtynių, 14 pergalių, atrodo viskas puiku, viskas rūp, bet toli gražu. Dažniausiai tai būna, kad treneriai būna rezultatų patenkinti, bet žaidimų nelabai. Taip ir buvo vakar paskutinė treniruotė prieš šios dienos rungtynės. Daug kalbėjom šitą temą ir dar visi prisipažino, kad yra dar ne toj sportiniai formai, galbūt ir komandinis žaidimas nėra dar toksai. Zanavyko komandos treneriui Modestui Paulauskui labai norėtųsi žymiai geresnio Šakių krašto jaunimo žaidimo, kad ir atsakingose rungtynėse būtų galima pasikliauti jais, o ne žaidėjais iš svetur. Keletas rungtynių su Kauno Birštono komandomis parodė, kad sunkiose situacijose komandą ištraukti gali būtent svetimieji žaidėjai. Trūksta mūsų, kad jaunimas norisi, kad Šakių krepšininkai daugiau prisidėtų prie komandos pergalės. Mes vis turim tokiuose rimtose rungtynėse, atsakingos rungtynės turim verstis legionieriais iš Kauno. Ir tai parodė tos kelios svarbios rungtynės, kurios žaidėm su Kauno KTU ir su Birštono komanda, kad mes negalim dar įjungti šitų žaidėjų. Nors jau jie jau 3-4 metai yra komandai ir jau iš jų laukiama žymiai daugiau negu jie kol kas. Jo, tokio, kad jie galėtų įsilieti ir duoti kartu su veteranais, kartu žaisti ir duoti rezultatą. Dabar išleidė, pralaksto 7-8 minutės, jokios, kaip sakant, nei jam naudos, nei komandai naudos. Apie kito etapo kovas treneris kalba šiek tiek su baime. Labiausiai dėl to, kad pamažu patyrusius krepšininkus ima kankinti traumus. Ir jei nepavyks jų išsaugoti sveikų, pirmenybių pabaiga gali būti nekokia. Pradeda jaudintas dalykas, kad mūsų šitie vadinami veteranai po truputį pradeda rinkti traumas.
Ir pats man toks, ir man, ir bendrai komandai dabar yra kabo didelis klausimas, ar mes išlaikysim tą, kaip sakant, sveiką komandą. Nes jeigu mūsų iškris pagrindiniai žmonės keli, tai kaip buvo pernai, kada jie iškrito per tą laiką, mes lyg tai nieko, bet po to jie formos jau nebeatgavo ir pačiam finiše mes turėjom ne pačios geriausios jau formos pagrindinių žaidėjus. O šį čia problema. Aišku, tik tai viena, kad sekančiame etape jau turėsim stipresnės komandas ir jeigu papulsim dar į tą patį jau finalinį etapą, ten ateis dar stipresnės komandas. Taip, kad mūsų tikslas yra žaidimą gerinti ir treniruotis, dirbti ir ruoštis rimtiems kovoms rimtoms. Žemaitijos regionų komandas Modestas Paulauskas laiko tikrai stipresnėmis nei buvusius varžovus iš Suvalkijos regionų. Prognozuoti pirmenybių baigties jis nelinkęs. Aš nemėgstu prognozuoti, komanda išeina kiekvienas rungtynės laimėti ir kaip baigsim etapą antrą, skaičiuosim taškus ir dėsim komandai tam tikrą vietą. Pristatome Zanavyko komandų žaidėją Rolandą Mačiulaitį. 45 metų, 2 metrų 3 cm ūgio krepšininkas Zanavyko komandoje vilki 44 numerį pažymėtus marškinėlius, žaidžia centro puolėjo pozicijoje. Šiame sezone Rolandas Mačiulaitis aikštelėje praleidžia vidutiniškai po 28 minutės, pelno po 14 taškų, kamuolį atkovoja vidutiniškai 5,3 karto. Rolandas Mačiulaitis taikliai atakuoja iš vidutinių nuotolių 72% taiklumu, baudų metimus jis meta taip pat 72% taiklumu, net tritaškė metimai jam krinta 40% taiklumu. Paskutinėse varžybose su Birštono Jazz remta Zanavyko centro puolėjas aikštelėje praleido 25 minutės, pelnė 15 taškų, atkovojo 5 kartus kamuolį. Zanavyko centro puolėjas vyriausias ir labiausiai patyręs komandų žaidėjas. Sportuoti pradėjęs dar 1975 metais. Rolandas Mačiulaitis žaidė Jonavos Statybos, Kauno Atleto, Kauno Drobės, Prienų ir Tartūro komandose. Rolandas Mačiulaitis turi Estijos krepšinio pirmenybių čempionų, Lietuvos A lygos krepšinio vicečempionų titulus, regionų krepšinio lygos bronzą. Gero žodžiu į Modestą Paulauską besilygiuojantis krepšininkas mini trenerius Aleksą Zakį, Gintautą Obelevičių, Kazimierą Petkevičių. Rolandas Mačiulaitis laisvalaikiu mėgsta pažvejoti, pagrybauti, itin mėgsta visus lietuviškus patiekalus, o šių metų tikslas tapti RKL čempionu.